Dažniausiai mes visi galvojam, kad jeigu turi norą, idėją, tai reikia labai pasistengti, kad tam gauti pinigų. Tačiau, kaip nebūtų keista, bet kai mūsų galvoje gimsta noras, idėja, kur jis yra lydimas didelės aistros, motyvacijos, tai tuo metu jau yra tam skirti resursai. Sėkmė priklauso nuo to, ar mes pasiimame tuos pinigus, ar neblokuojam kelio į savo sėkmę. Kas blokuoja tą kelią? Tai įvairūs pasąmoniniai procesai, įvairios buvusios patirtis, įsitikinimai ir dar daug dalykų, kurie dažnai apsunkina labai kelią į tą mūsų noro realizaciją. Jeigu įdomi tau ši tema, tai kviečiu į renginį pinigų tema, kur žaidimo forma mes ir atskleisime, kas ten vyksta toje mūsų pasąmonėje. Šią temą kalbu ne todėl, kad dabar jau viską žinau apie pinigus, ar esu labai finansiškai sėkminga, turiu daug pinigų. Tikrai ne todėl. Netgi atvirkščiai, mano gyvenimas apsiriboja šią dieną ir esu labai dažnai toj situacijoje, kai nežinau rytoj išvis ar turėsiu tiem baziniam poreikiam patenkinti pinigų. Tačiau jau kuris laikas išmokau išeiti iš įtampos, iš baimių, pasitikėti savo gyvenimo ir pasitikėti tuo, kad tiesiog aš pati kuriu šį žaidimą, man jis yra įdomus ir jaučiu, kad šiai dienai turiu kuo pasidalinti savo įžvalgom, pastebėjimais. Galbūt bus šie pastebėjimai naudingi ir tau.